matote kitą pavadinimą negu OneLT, bet iš tikrųjų Blue Ant Holdings tai yra viena iš papkės įmonių. Tai aš esu Šarūnas Komentauskas ir labai ačiū Justinui, kad šiemet mes galim aktyviai dalyvauti. Taip pat yra mano ilgametis partneris Aldas Kirvaitis ir mes šiek tiek pristatysime, ką mes esame darę ir ką mes galėtumėm pasiūlyti daliai startupų. Aišku, nemažai iš jūsų orientuoti į tarptautinius plačiuosius vandenis ir ten iš tikrųjų reikia ir pluoti, bet kartais visai neblogai savo idėją pasitikrinti ir Lietuvoje. Galbūt čia galima užsidirbti tuos kelis litus, iš kurių maitinamės tol, kol reiškia bandom kietesnį riešutėlį suskaldyti. Tai prašom žodis Aldui. Labadiena, Šarūnas laimėjo man laiko perrašyti prezentaciją. Tai labai gerai. Dabar reiškia greitai judėsim į priekį. Šarūnas yra čia, aš esu Aldas. Lietuviško vaibo rinkoje mes kažką tai darom, reiškia, nuo 97 metų aš, Šarūnas maždaug nuo 99. Tai mes kartu įsteigėm Metasite Business Solutions. Tie, kurie, reiškia, jau turi žilo plauko, greičiausiai atsimins, kad tokia kompanija yra, jinai šiandien tai ko puikiausiai gyvena, tik tai mes nebedirbam su jais, sakysim, taip pastoviai patys kiekvieną dieną. Tada, reiškia, čia toliau yra išvardinta patys įvairiausi mūsų užsiėmimai. Šarūnas dirbo bitėj, reiškia, kartu mes įkūrėm keletą kitų kompanijų, paskui nuo 2007 metų, reiškia, aš buvau perėjęs į Forticomą, kas yra dabar Mail.ru grupės dalis, reiškia, matėm visą Ono, reiškia, didelį kilimą ir šiokį tokį sulėtėjimą. Dirbam prie Odnaklasniki, reiškia, RU projekto, prie našą klasę. Tada, reiškia, 2010 metais OneLT išsipirkom, nes nusprendėm, kad iš tikrųjų dirbti kažkam kitam nelabai norim. Paleidom dar keletą projektų ir galiausiai visą tai, kas yra sukurta, padaryta, reiškia, arba investuota, konsolidavom po, reiškia, Blue Ant Holdings, kas yra ta kompanija, kurios vardu šiandieną mes čia kažką šnekam. Investicijų, pradžią aš buvau prašęs investicijų portfelis, bet aš manau, kad investicijų portfelis dar yra per skambus pavadinimas šitam dalykui, dėl to mes vadinam tai investicijų papkę. Reiškia, matom patys įvairiausi projektai, Grupinis LT yra elektroninės komercijos viena, reiškia, iš linksmų istorijų, Metasaitas yra mūsų, reiškia, pirmasis dalykas, kurį patys pastatėm, Onas yra tai, ką nusipirkom netaip seniai, Sferos yra, reiškia, projektas, į kurį investavom, tarp mergaičių, čia yra irgi vienas iš tokių šviežienų, sakysim, internetinės medijos, nu, nevardinsiu visų iš eilės, keletas paskutinių yra mažiau įdomus. Va, ir dėl ko mes esam čia, mes žinom, kad kiek pastangų ir bemiegių naktų reikia, kad sugalvotum ir sukonstruotum kažkokį tai naują internetinį gerą produktą ar paslaugą, ar tai pagaliau būtų platforma. Va, ir iš kitos pusės žinom, kad tą padarius sunkus darbas iš tikrųjų tik prasideda, tai yra naujam kūriniu reikia matomumo, reklamos ir vartotojų. Ir mes patys esam matę daugybę gerų idėjų per paskutinius turbūt 10 metų, kurios būdavo puikiai sukurtos iš produkto pusės, puikiai sukurtos iš techninės pusės, tačiau nepakildavo į orą todėl, kad komanda, kuri tą dalyką darydavo, tiesiog neturėdavo biudžeto arba neturėdavo aiškaus įsivaizdavimo, kaip tą produktą išsukti, kaip jį paleisti, kaip jam surasti auditoriją ir kaip tos auditorijos pritraukti pakankamai daug, kad būtų galima pasakyti, produktas yra sėkmingas ar nesėkmingas. Kitaip tariant, kaip atsiplėšti nuo žemės ir pakilti į orbitą. Tai grįžtant, reiškia, prie mūsų, kas mes esam, mes save matom kaip raketą nešėją. Reiškia, jeigu jūs statot, reiškia, šatlus, tai mūsų darbas yra padėti tą šatlą iškelti į orbitą, kada tas šatlas jau yra sukurtas ir atrodo pakankamai, sakysim, taip, perspektyvus. Taip, nu, čia tau labai sudėtinga formulė. Reiškia, jūsų paslauga ir produktas ir Blue Ant raketa nešėja. Ir rezultatas yra tai, ko mes visi norim, tai yra startas su didžiausiu pagreičiu. Tai yra, kad jeigu jūs jau turit produktą ar platformą ar paslaugą, kuri iš tikrųjų turi perspektyvą, tai kad nereikėtų laukti metus, reiškia, kol užaugs tas produktas organiškai, kol, sakysim, jisai suras savo, reiškia, auditoriją ten per daugiau ar mažiau pasisekusius, reiškia, viral marketingo būdus. Mes labai džiaugiamės, kada vienas ar kitas produktas startuoja pats, bet mes žinom, kad dėja realybė yra ta, kad turbūt 90% produktų, kurie Lietuvoje yra startavę sėkmingai, jie startavo su normaliu marketingo biudžetu. Tai va, 3 pavyzdžiai, kaip tai veikia. Grupinis LT. 2010 metais spalį paleistas elektroninės komercijos projektas. Praėjus 6 mėnesiam maždaug 15 000 pardavimų per mėnesį, prognozuojamo metų apyvarta 6-7 milijonai litų. Stiprus numeris 2 tarp lietuviškų Daily Deal projektų ir galim tyliai pakuždėti, kad į pirmą taip pat esame šiek tiek investavę, tik tai mažiau ir dėl to galbūt, reiškia, neskubam jo taip, reiškia, rodyti kaip savo. Kaip tas dalykas įvyko? Aišku, produktas jisai buvo sukurtas pakankamai stiprus, bet iš kitos pusės tokio tipo elektroninės komercijos projektą paleisti Lietuvoje, neturint, reiškia, ekvivalento maždaug 300-400 tūkstančių litų reklamos biudžeto per metus, yra labai sunku. Mes matom, kad tokių saitų yra daugybė.
kodėl vienas ar kitas iš jų yra, reiškia, numeris 1 ir numeris 2, o ne, reiškia, numeris 17. Didelė dalim atsakymas yra ne vien produktas, bet ir biudžetas, kuris buvo skirtas jam išprominti. Tarp mergaičių labai paprastas projektukas, reiškia, investavom jį todėl, kad iš tikrųjų pažinojom komandą, kurie jį statė. Įdomu yra tai, kad jis pirmiausia buvo paleistas net ir ne Lietuvoje, o tiksliai to paties dizaino, reiškia, ir tiksliai tos pačios logikos, tik tai kito pavadinimo produktas buvo paleistas Indonezijoje, bet irgi lietuvių. Mes pamatėm, kokiu greičiu jisai, reiškia, masiniai Indonezijos rinkoje auga, reiškia, be marketinginio biudžeto, pasakėm, paleiskim su marketinginiu biudžetu Lietuvoje. Ką turim, praėjo viso labo 50 dienų nuo šito dalyko paleidimo. Po 50 dienų nuo starto 37 000 drabužių listingų, reiškia, nes tai yra produktas skirtas, reiškia, parduoti, pirkti, keistis tarpusavyje drabužiais ir visokiais panašiais dalykais, aksesuarais, avalinė, reiškia, augintinių drabužiais ir panašiai. 440 000 apsilankymų, 107 000 unikalių vartotojų, beveik 12 milijonų puslapį parodymų, reiškia, ir su šitais skaičiais tas projektas, jeigu jį rekintų Genius Audiences, jis turbūt patektų maždaug į 30 lietuviškų, reiškia, populiariausių saitų. Kas bus, reiškia, per sekančias 50 dienų mes nežinom, mes žinom, kad tokio greičio augimo jau nebus, bet tai yra, reiškia, kaip startui, sakysim, naujo projekto, mes žinom, kad jeigu jis būtų bandęs augti organiškai pats, greičiausiai šiandien jis būtų turėtų turbūt keli šimtus ar galbūt 1000 vartotojų per dieną. Ir trečias pavyzdys dalykas, kurį, kstati, Šarūnai, davai tu pakomentuoti. Labai paprasta, reiškia, sutikom vieną žmogų, kuris sako, žinai, aš turiu idėją padaryti žaidimą, reiškia, social networkams skirtą. Sakom, jo, čia visi daug ką darė, bet galiausiai pažiūrėjom, ką jisai ten turi, pamatėm tvarkoje, idėja yra kažkokia tai pakankamai aiški, pabandyk jį išbaigti, reiškia. Mes investavom nedidelį seed investmentą ir ką reiškia išbaigti žaidimą, labai gerai pamatėm po to, kai po 6 mėnesių šiaip netaip galiausiai priartėjom prie to, kurį buvo galima paleisti, faktiškai. Ir paleidom jį ant tos pačios raketos nešėjas ir vaizdas yra tas, kad tai yra žaidimas, kuris vis dar po šiai dienai yra daugiausiai uždirbantis. Nepaisant to, kad kai atėjo rusai su savo žaidimais, sako, tuoj mes jums parodysim, kaip reikia uždirbti pinigus. Po to užsidarė, sako, čia pas jūs rinkai kažkas ne taip. Tai per pirmus 2 mėnesius 80 000 registruotų žaidėjų, iš kurių 8 000 dar tebežaidžia ir dabar praėjus beveik metam nuo žaidimo atsiradimo, kai mes galvojom, kad jo gyvavimo ciklas kokie 3 mėnesiai ir jisai seniai numirs. Bet nutiko taip ir tas žaidimas dabar uždirba pakankamai, kad šiek tiek didesnė komanda maitintų tol, kol jinai daro antrą versiją ir kadangi matematika žaidimo aiški, tai pridedi, reiškiasi, prie skaičių 2 nulius ir paleidęs Rusijoje turi kitą rezultatą. Tai reiškiasi, jie ruošia tą produktą Rusijos rinkoje ir jeigu viskas bus tvarkoje, bus dar vienas grupinis. Taip, ir žodžiu baigiant, kodėl mes čia, mes ieškom, tiesiai taip ir sakom, ieškom 3 naujų gerų Lietuvos rinkai skirtų, arba sakysim bent jau Lietuvos rinkai tinkamų, nes jie nebūtinai turbūt skirti Lietuvos rinkai, bet yra visada smagu juos išsibandyti vietinėje rinkoje, prieš juos paleidžiant kažkur tai stipriau. Taip kaip su Šarūno pavyzdžiu, reiškia sferos, kurios buvo paleistos Lietuvoje, atsipirko, sakysim taip, ir tada jas galima paleisti Rusijoje tam, kad jų iš tikrųjų, reiškia, turėti tokią sėkmę, kuri būtų ne vien atsipirkimas. Va, taigi mes ieškom 3 naujų gerų Lietuvos rinkai tinkamų produktų ar paslaugų, kuriems galėtume padėti su dideliu pagreičiu atsiplėšti nuo žemės, per labai trumpą laiką pasiekti didelę auditoriją ir sparčiai sukaupti kritinę masę vartotojų. Ir kiekvienam tokiam projektui mes esam numatę, reiškia, skirti reklamos, aišku, investicijos formą už 200-500 000 litų. Tai va, ačiū visiems, tikim, kad po šito savaitgalio būsim suradę visus 3 projektus. Jeigu rasim bent vieną, reiškia, tai jau džiaugsimės. Jeigu nerasim nei vieno, reiškia, tai va, šitas žmogus man bus skolingas, reiškia, ką ten sakai? Vyno dėžė. Va. Bet taip pat žodžiu, išgelbėkit jį nuo to. Ačiū.